Taip, sveiki, turim šiandien komisijos posėdį. Kvorumas yra, mūsų dalyvauja 7 iš 12 istorijos atminties įamžinimo komisijos narių. Ir turim 3 pagrindinius klausimus. Tai pirmasis klausimas yra apie kunigaikščių Oginskių įamžinimą. Antrasis klausimas yra apie gatvės pavadinimo suteikimo gatvėje esančiai Koplytėlės gatvė 4 Kaišiadoryse. Ir trečiasis klausimas yra komisijos veiklos plano 25 metams pasitvirtinimas. Taip, pasitvirtinimas. Tai turbūt galim pradėti galbūt nuo gatvės pavadinimo suteikimo Kaišiadorių, būtent prie Koplytėlės gatvės esančioje naujoje gatvėje formuojamoje ir apsvarstyti pasiūlymus. Taip, tai turbūt bendrai yra tas kontekstas, kad istoriškai toje vietoje nėra labai daug kažkokių nutikimų, tokių istorinių pasakojimų, prie kurių būtų galima šlietis. Bendrai istoriškai ta vieta priklausė Vladikiškių dvarui, tai buvo dvaro valda. Ir turbūt tiek ir bendrai geografiškai, tai ta vietovė buvo tokia, kemsynų pelkėta ir matyt kažkuria prasme ir iki šiol yra, geografinė ta tokia charakteristika jos išlikusi. Tai galvojant apie tuos ir istorinius ir bendrai kažkokius gatvių pavadinimų pasiūlymus, tai galima keletą tokių turbūt krypčių remtis. Tai viena į tą geografinę charakteristiką, kas būtų, turbūt kažkokie apie pelkes, nežinau, kemsynų, liūno, tyrulių gatvių kažkokie galbūt vardai. Kalbant apie tą istorinį kontekstą, tai galbūt tai galėtų sieti su Kaišiadorių legenda kilties, tai galbūt tai galėtų būti Totorių gatvės pavadinimas, nes Kaišiadorius tokio neturi ir yra berods Kaišiadorių rajone vienintelė tokia gatvė Pravieniškės 1 Totorių vardu pavadinta. Galbūt ta gatvė yra tokia nedidelė, bent jau šiuo metu, bet ateityje gal plėsis, kažkuria prasme gal yra tas toks, nežinau, noras įamžinti totorių bendrai vardą tokioj labiau reprezentaciniai ir matomai vietoj, bet visos tos vietos jau turi pavadinimus, kurios yra bent jau Kaišiadorių senamiestyje, centre ir panašiai. Tai čia gal irgi viena iš krypčių, kalbant apie tuos istorinius, tai būtų Totorių gatvės pavadinimo pasiūlymas. Kalbant apie tą Kaišiadorių tapatybę, tai vyskupija kaip istorijos ašis, Kaišiadorys kaip vyskupijos centras, galbūt galėtų būti taip pat ir vyskupijos gatvė ir dar rišantis prie to, kad yra šalia ta Koplytėlės gatvė. Tai idėjiškai taip pat tarsi susisieja. Ir paskutinė tokia kryptis, tai tautosaka, ir kadangi aplinkui yra ir tų gamtinių tokių pavadinimų medžių, tai galbūt tai gali būti rūtų pavadinimas, nes jis tokia tautosakos prasme rūta yra simbolinis lietuviškumo toks simbolis ir tokio gatvės pavadinimo mes neturim Kaišiadoryse, apskritai rajone. Tai rūtų berods, jeigu aš ten teisingai atradau, bet Kaišiadoryse tikrai nėra. Tai yra tokie, turbūt tos gal į pelkių net nežiūrim, jie tokie turbūt nėra patys primtiniausi, tai tada viena kryptis yra tas istoriškumas, tai šiuo atveju būtų Totorių gatvės pavadinimo pasiūlymas ir vyskupijos gatvės pavadinimas, žiūrint į tautosaką liaudies kultūrą, būtų rūtų gatvės pavadinimas. Ir tada kvieščiau jūs pasidalinti dar papildomai savo siūlymais. Tai gal geografiškai dar pasižiūrėjus, gal kokių kaimų ten šalia yra buvusių, tik tai jeigu tie pavadinimai berods keli yra buvę, gal dėrėtų turbūt tokį lengviau tariamą, gal pabandyti paieškoti, nes bus priimtiniau turbūt ir parašyti, ir ištarti, ir svečiam perduoti, ir jo labiau turėsim tam tikros savos atminties. Berods, tai turim liktai ten tokį pavadinimą, tai galbūt į tą pusę dar irgi galim pasižiūrėti. Jo, šitas labai svarbus momentas dėl to, kad čia reikia pabrėžti, kad ir ministerijos rekomendacija yra, kad būtų įamžinti pamiršti kaimų vardai, išnykusių kaimų ir panašiai. Tai vietovardžiai yra labai labai reikšminga kryptis. Tai kolegos lyg ir diskutavom, kad galėtų būti, pasidalinkit tada. Mes čia kalbam apie Šebnicas arba kitaip dar turbūt Liniškių gatvės pavadinimą. Justina, Aurelijų. Taip, tai Ščebnica seniau buvo Čebnica arba Liniškės, tai buvęs kaimas Kaišiadorių rajono savivaldybei, dabar tapusi Kaišiadorių miesto dalis.
Tai turbūt būtų siūlymas galbūt apsvarstyti Liniškės gatvės pavadinimą. Mhm. Aš atsiprašau, pas mane triukšmas, tai aš labai trumpai. Gerai, nu tai čia turbūt viskas, aišku, nebent Aurelijau dar papildyti. Tai aš dar tik tai tiesiog reikėtų tą pavadinimą patį kaimą pažiūrėti, ar Lyniškės, ar Lyniškė. Man atrodo, daugiskaita turėtų būti Lyniškių, tada turbūt Lyniškių kaimas. Liniškės tai turėtų būti Liniškių. Lyniškių kaimas, taip. Aha, gerai, Liniškių gatvės pavadinimas. Gerai, tai jeigu neturim daugiau komentarų, pasiūlymų, pastabų, tada galim balsuoti. Tai čia šiuo atveju turbūt tikrai tas vietovės toksai charakteristika geriausiai ir istorinė ir geografinė prasme apibūdina Liniškių gatvės pavadinimus, tai tada teikiam šį pasiūlymą, taip? Taip. Čia nebent mes dar galim padaryti tokį dalyką, berods esam kažkada darę, kaip prioritetinį ir pagrindinį komisijos siūlymą galim pateikti Liniškių gatvės pavadinimą ir, na, iš tokio Alternatyva? kaip alternatyvą ar tokį papildomą pasiūlymą galim ir kitus pateikti, nes vis tiek dar po mūsų posėdžio rekomendacijos bus svarstoma administracijos specialioji komisijai, tai galim turbūt ir taip padaryti, ar kaip manot? Taip. Gerai, tai tada pagrindinis mūsų siūlymas yra Liniškių gatvės pavadinimas ir tada papildomi 2 pasiūlymai iš tų mano kažkurių minėtų, dar kartą pakartosiu, Rūtų gatvės pavadinimas, Totorių gatvės pavadinimas ir Vyskupijos gatvės pavadinimas. Ar atrodytų priimtini kažkurie? Vyskupija, aš galvoju, vis tiek labai toli kažkaip žmonėm tai turėtų labiau sėtis. Tai gal Totorių tai tiktų, nes vis tiek čia jau visas rajonas. Aš irgi manyčiau, kad Vyskupijos gal reikėtų palikti, galbūt vis dėlto ta situacija šiek tiek kitokia yra, bet gal. Gerai, Asta, jūs įsijungat garsiakalbį. Jo, žinokit, aš dabar turiu tik popierinį variantą, jeigu jūs čia ką nors matote, pažiūrėkit, koks tas kvartalas, čia, žinokit, tragedija, čia, nežinau, čia mes, kažkokį nereikšmingą pavadinimą suteikim ir viskas, žinokit. Nežinau, kaip čia jums parodyti. Atsiprašau, bet turbūt, bet žiūrėkit, bet taip žiūrint į ateitį, aš suprantu, kad dabar ta gatvė yra nedidelė, bet... Jos nebus kitokio, čia jinai ir bus tokia, dėl to, kad čia tie kvartalai yra tokie, ta prasme, suplanuoti formavimo pertvarkymo projektų, jame suplanuoti, pasakysiu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 sklypai, į kuriuos ir vieną į kitą pusę čia kaip ir nuvažiavimai. Čia jinai niekur neveda, jinai yra uždaram kvartale ir jinai niekur neves, žinokit, tikrai, čia yra, ir čia, žinokit, užprogramuotas yra, apskritai gyventojų, ta prasme, čia, žodžiu, tokias, nežinau, čia yra, nežinau, tvarkinė urbanistika ir, neteisinga. Gerai, tai galim istorijų nesvarstyti, totorių palikti, tai galim... Kažkokį tikrai, ar ten kažkokią pievų, ar kažkokią va tokią... Ne, žiūrėkit, taip yra žiūri netiška. Mes esame istorijos atminties komisija, bet kuriai gatvei mes negalim siūlyti. Jeigu ten bent vienas žmogus gyvena, mes vis tiek turim... Negyvena, ten nieko nėra, ten tik sklypai suplanuoti, kol kas nieks čia negyvena. Ta prasme, dėl to, kad adresų negalėjo suteikti, nes tiesiog būtų suteikti adresai koplytėlės 4 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Tai sakau, nesąmonė, šitaip negalima. Tada, nutarė, kad reikia, ta prasme, galvoti pavadinimą gatvį, kaip atskirą gatvę, nes čia yra... Gerai, tai Liniškių gatvė, man atrodo, ta prasme, vis tiek žmonės naudos, paštas, ta prasme, įvaizdžius, puikus pavadinimas, galim papildomai. Taip, tikrai, tokia gali būti, jo. Tai gerai, tai siūlom tada vieną, čia matyt, gerai, viskas aišku, nes ten ir gyventojų, jeigu dar nėra, tai gerai, vienas variantas, Liniškių gatvės pavadinimas, pateiksim rekomendaciją, vienbalsiai pritarta. Taip, antras darbotvarkės klausimas yra dėl kunigaikščių Oginskių įamžinimo. Tai mes turim tą situaciją, turėjom ir tokį darbinį uždarą komisijos pasikalbėjimą, tai kuriame šiek tiek dar ir iš kitų perspektyvų aptariam šį klausimą, tai turim situaciją, kuomet Plungės ir Rietavo savivaldybės iš tiesų tą Oginskių atminimą labai
puikiai išnaudoja, aktualizuoja, nes jie turi to paveldo tokio ir materialaus žymaus išlikusio, bet čia svarbus momentas, kad vis tik Oginskių kaip giminės ištakos yra būtent Kaišiadorių rajonas, Rumšiškių seniūnija. Tai šitoje vietoje mums yra labai svarbu neatsilikti ir yra iš tiesų svarstama daryti Oginskių kelią, taip kaip buvo su Čiurlionio keliu daryta ir panašiai. Tai šiuo atveju ir yra išėjęs iš komisijos narių tokia iniciatyva ir mes kažkada tiesa dar ir anksčiau, reikia pasakyti, 21 metais taip pat šios klausimus kėlėm, kad verta kažkaip tą Oginskių atminimą aktualizuoti Kaišiadoryse lygiai taip pat. Tai pirmiausia, pristatysiu galbūt tokius veiksmus, 4 esminius punktus, kuriuos mes šiek tiek aptarėm ir tokiam uždaram vidiniam darbiniam komisijos posėdyje ir norėsis dėl to dar ar padiskutuoti ar kartu balsuoti dėl rekomendacijos. Tai pirmiausia, Ogintų dvaro vietos būklė, čia yra vienas dalykas, ką mes rekomenduosime administracijai, į ką kreipti dėmesį, tai ta linkme jau tikrai yra judama, tai tiek nuosavybės teisės, investicijos poreikis, archeologinių tyrimų perspektyvos, kad būtų laikomas pulsas ant būtent Ogintų dvaro vietos viso to klausimo, nes jei mes galvosime apie kažkokią tai kelio sukūrimą, tai bus labai esminė ta vieta. Tai vienas iš punktų rekomendacijos tokios, tai yra būtent Ogintų dvaro vietos būklės darbai, nuosavybės teisės išsiaiškinimas, investicijų poreikis, archeologiniai tyrimai. Tai vienas, ir kaip ir minėjau, jau žinau, kad tikrai čia yra daroma ir Justina yra, kuri tą matyt galės ir dar pakomentuoti. Antra tokia idėja, ką taip pat mes rekomenduotume, turbūt galėtume rekomenduoti, arba bent jau pasvarstyti, tai galbūt galima sutelkti Rumšiškių ir Antakalnio bendruomenės, Kaišiadorių savivaldybės administracijos atstovus, žinoma, turizmo ir verslo centro atstovus, kultūros įstaigų ir tokį susiorganizuoti bendrą susitikimą dėl Oginskių giminės ir jų gyvenamosios vietos įamžinimo ir aktualizavimo. Tai tiesiog gegužės mėnesį pabaigoje pasidaryti tokį bendrą pokalbį, kuriame galbūt gimtų ir, nežinau, ar kažkokia darbo grupė, ar kažkokios konkrečios apčiuopiamas idėjas, nuo ko būtų galima atsispirti, pasidaryti veiklos planą ir judėti. Bet matyt, kaip ir visur, viskas prasideda nuo tiesiog pokalbio, susitikimo. Žinau, kad jau buvo tikrai ir daryta savivaldybės ribose visą tai, bet čia gal mes kaip komisija taip pat galim turėti tam tikrą lyderystę ir laikyti tam tikrą pulsančio klausimą. Tai tiesiog galim organizuoti tą tokią diskusiją apskritai stalo su visais interesantais. Trečias dalykas, tai būtų galima teikti Kaišiadorių rajono savivaldybės Kruonio pagrindinei mokyklai, Rumšiškių, Antakalnio, Baranausko, Žiežmarių gimnazijom siūlymą galbūt kabinetus pavadinti istorijos būtent Oginskių vardu. Čia nieko naujo, tikrai yra daroma tokie dalykai, kaip atsirado Kruonis ir Žiežmariai, nes tose vietose taip pat yra Oginskių dvarai buvę, tai tos istorijos taip pat būtų. Ir tiesą sakant, turbūt net mūsų savivaldybės ribose, kaip pasakai, Oginskiai nėra sąsajos su Ogintų kaimu Rumšiškių seniūnijai, bet pirmiausia yra Kruonis. Tai tas natūralu dėl ten esančių griuvėsių, bet kartu Rumšiškės turbūt yra ta kertinė vieta, kur turėtų būti dar daugiau tos atminties Oginskių. Tai yra toks siūlymas. Ir trečias, ir toksai svarbus, tai yra teikti rekomendaciją Kaišiadorių savivaldybės administracijai, merui kreiptis į Rietavo ir Plungės rajono savivaldybės su kvietimu bendradarbiauti, būtent kuriant Oginskių kelią, kad jis prasidėtų nuo Kaišiadorių ir Ogintų kaimo, kur ir buvo tos ištakos. Tai tokie 4 punktai ir tada norėtųsi dar jūsų nuomonės jais. Kaip jūs čia matot, susipažinot, buvo siųsti jie visi. Tai ar pritartumėt tokiems sprendimams 4, ar dar turėtumėt kažkokių kitų pasvarstymų? Ypatingai svarbus ir įdomi nuomonė dėl tų istorijos kabinetų, ar matytumėt tam prasmę? Čia mokytoją bent vieną turim, tai Rimvydai.
Tai istorijos kabinetam tai tikrai čia manau, kad verta pritarti iš tikrųjų, toks geras visai, gera idėja. Taip su kabinetais čia. Tai ir labai, kaip paprastai Nesvarbu. gyvendinti, turbūt nėra čia kažko tai tokio, aišku, galbūt tik su mokyklos bendruomenė suderinti, bet daugiau. Taip, taip. Nu, Čia idėja gera tikrai. tai mes jau irgi apie tai čia nieko naujo Mhm. esame kalbėję ir iš tikrųjų tai galėsim ir kitom pateikti tų rekomendacijų dėl kažkokių kitų žymių žmonių įamžinimo. Tai čia toksai gal platesnis klausimas, tai kai eisim apie kitas mokyklas, apie kitas ir pakalbėsim, bet kalbant apie Oginskių, tai turbūt galima galvoti konkrečiai apie šitas tris. Tai gerai. Nu tai nežinau, ar turėtumėt, Justina? Mes mažai žingsneliais su archeologais esam pradėję dėrėtis ir klausinėtis, kiek galėtų kainuoti lokalizacija būtent Ogintuose esančio Ogintų dvarvietės lokalizavimas. Tai kaip ir turiu preliminarius pasiūlymus, dabar turiu užduotį surasti archyvinės medžiagos su galima lokacija bent kažkokiam žemėlapį, tai kol kas situacija sudėtinga, bet bandysim, jei nepavyksta, net prašymus ir pažymas ruoštis menamai šaltiniais. Bet šita dalis tikrai vyksta, dar esu kažkada pernai metais teko gintis gido pažymėjimą, tai yra paruošta medžiaga apie Oginskius Kaišiadoryse. Galėsiu mielai pasidalinti, Aurelijus jau gavo mano šperą. Justina, lauksiu šperos ir aš rekomendacijų parengti. Laisvai, jeigu norit, ir skaidres galiu atiduoti. Ir viskas tinka, tai jo, dėl to susisieks. Gerai. Ar dar būtų? Ne? Gerai, tai tada balsuojam už tuos 4 mano išvardintus punktus, kurie buvo pateikti raštu. Tai, žodžiu, išanalizuoti būklę, kaip girdėjom, jau vyksta, sutelkti bendruomenės ir susitikti prie tokio apvalaus stalo diskusijos, tada teikti rekomendacijas mokykloms dėl klasės pavadinimo ir tada teikti rekomendaciją savivaldybės administracijai, kad ši kreiptųsi į Rietavo ir Plungės savivaldybės. Tai balsuojam už visus. Paklausiu kitaip, ar yra prieštaraujančių? Jeigu ne, tai vienbalsiai pritarta. Gerai, trečiasis paskutinis klausimas ir toks turbūt ilgiausias. Žodžiu, turim įpusėjusius metus, dalykai vyko, bet dar jų tikrai laukia. Ir likusiam pusmečiui geram noris pasitvirtinti tą tokią bendrą planelę, su kuriuo taip pat buvo susipažinę. Ir taip pat tam darbiniam neformaliame vidiniam tokiam susirinkime apie tai šiek tiek kalbėjom. Tai turbūt aš gal visko nepristatinėsiu, tai labai bendrai, kadangi, kaip ir minėjau, turėtų matyti mano susitamtam dokumente. Tai balandis jau praėjo, bet nes mes jau irgi darbus pradėjom dar balandžio mėnesį šią temą, tai balandis gegužė tai yra Oginskių giminės įamžinimo klausimai. Tuomet atsižvelgiant į tai, kad 26 metais buvo įkurta Lietuvos bažnytinė atskira provincija ir būtent Kaišiadorių vyskupija, tai tikrai kiti metai Kaišiadorių vyskupijos tokioje temoje yra svarbus. Tai birželio mėnesį noriu skirti dėmesį būtent Kaišiadorių vyskupijos aktualizavimo klausimams, 26 metų darbams, kažkokiems idėjams. Tai čia yra numatytas susitikimas su vyskupijos atstovais. Tuomet tam tikrai einamieji darbai, čia galbūt labai plačiai nekomentuosiu, bet tai yra ir kreipimas į bendruomenės, NVO, dėl konsultacijų su mūsų komisija, taip pat ir į kultūros įstaigas, tam tikrus rengti, baigti tvarkos aprašus dėl mažos architektūros statinių, ir rengti rekomendacijas, jeigu toksai poreikis kiltų, kaip kad šiandien, tai tokie einamieji klausimai, jie yra mus ir ištiks visus metus. Tuomet rugsėjį, kadangi vasara bus toks laikas, kai matyt labai daug negalėsim daryti, bet matyt teks šiek tiek prie darbų taip neformaliai prisėsti, ne posėdžių metu, kadangi reikės pasirengti likusiam pusmečiui darbams. Tai rugsėjais yra numatyti darbo vizitai į Utenos, pavyzdžiui, rajono savivaldybę, kur taip pat yra susikūrusi tokia antra komisija istorijos atminties, pasisemti gerosios praktikos, pasidalinti, kas ką darom ir kaip galbūt galim daryti dar geriau. Taip pat apsvarstysim idėją galbūt inicijuoti tokį bendrą visų Lietuvos istorijos atminties komisijų arba susitikimą, arba formą, arba kažkokį tokį formatą, tai dar aptarsim. Tai čia yra toks rugsėjis, tai labiau skirtas mūsų kaip komisijos
tokiom profesiniam turbūt tobulėjimui, gerosiom praktikom. Taip pat rugsėjį turėtume turėti tokį Kaišiadorių įvaizdžio klausimą. Tai kalba eina apie tokią irgi apskrito stalo vidinę diskusiją su išorės ekspertais, savivaldybės įstaigų atstovais, kitais apie tai, ar verta galvoti apie kažkokią Kaišiadorių įvaizdžio strategijos kūrimą. Tai čia taip pat išsigryninsim tiesiog toje diskusijoje, ar to reikia, nes tai yra svarbu tiek kuriant tą vietos tapatybę, tiek turizmo prasme, kultūros taip pat prasme, tai toks bendras klausimas Kaišiadorių įvaizdis rugsėjo mėnuo. Tuomet Kaišiadorių krašto pažinimo programa skirta vietos mokiniams. Tai ir toksai pasiruošimas dar rugpjūtį prasidės, bet intensyviau su šiuo klausimu būtų galima pradėti dirbti spalio mėnesį. Tai vėlgi čia daug susitikimų numatyta, bet tai yra esmė, nuo kur prasideda darbas, kad mes šiandien neveikiam kažkaip savo ir dėl savęs ir tam, kad dalykai judėtų, visų pirma reikia pasikalbėti ir sutarti, kad visiems vienodai tai rūpi. Tai va todėl tų susitikimų ir yra ir nuo to prasidės mūsų tie visi realiai tokie prioritetiniai klausimai. Tai vėlgi susitikimai su švietimo atstovais, kitais atstovais ir tiesiog aptarimas tos programos kūrimo perspektyvų ir esant galbūt poreikių darbo grupės susiorganizavimas ir panašiai. Tai tik priminsiu, kad kalbant, kas tai yra, tai tarpukariu buvo tokia vietos pažinimo programa arba tėvynės pažinimo programa ir rėmėsi tokių kraštotyrinių principų, kad vaikai istorijos pamokose ir ne tik istorijos, matyti ir pilietiškumo būtų mokomi ne tik bendrosios Lietuvos istorijos, bet ir savo vietos istorijos. Ir tada spalis lapkritis mes turim vėlgi istorijos atminties formą, tai reikia gryninti temas, ruošti programą ir viską organizuoti. Ir dar taip pat praėjus metų forume nuskambėjęs tokia tema, kurią tikrai ir mes gerai pažįstam ir bendrai visi, kurie atvyksta, pirmiausia, su tuo susiduria, tai yra Kaišiadorys kaip galbūt Lietuvos geležinkelių sostinė, nors mes galbūt galvom, kad tai yra Radviliškis, bet gal galim būti ir mes, nes istoriškai tam pagrindu yra. Tai vėlgi pokalbiai komisijos viduje su kitais atstovais apie tai, ar geležinkelio istorija yra viena iš kertinių mūsų tapatybės tokių ramsčio dalių, ar reikalinga kažkaip dar papildomai šią istoriją aktualizuoti, tų interaktyvių būdų tikrai yra. Ir jeigu mes atrasim tuos kažkokius interaktyvius, kitoniškus būdus, kurių mums reikia, tai čia tikrai yra minčių galbūt susiorganizuoti ir tokį pasikalbėjimą su Lietuvos geležinkeliais dėl tų bendrų idėjų gyvendinimo, kas liečia tam tikras erdves stotyje arba peronuose, kur tas toksai priklausomybės klausimas jau yra Lietuvos geležinkelių kompetencijos, o ne Kaišiadorių savivaldybės. Tai tiesiog tų bendrų tokių reikalų paieška. Tai trumpai turbūt tiek pristačiau, kaip ir sakiau, matytas jums visas tas reikalas, ką aptariau. Tai nežinau, ar būtų kažkokių minčių, pasvarstymų, komentarų. Vienbalsiai pas mus reikalai eina, nes visi kažkaip bendra kryptim žiūrim. Čia labai gera komisijos sudėtis. Tai gerai, tai tada jeigu neturim, tai paklausiu, ar yra prieštaraujančių, ar galim tada tokį planelį pasitvirtinti šiems metams. Gerai, tai vienbalsiai tada pritarta. Gerai, tai šiandien tiek tų klausimų darbotvarkės. Viskas yra apsvarstyta, aptarta, tai